Vyksta ES antiteroristinius padalinius vienijančios organizacijos Atlas pratybos Lietuvoje, nes rinktinė Aras turi savo treniruočių lėktuvą, būtent Boeingą 737. Vykdomos pratybos, kad surasti geriausius sprendimus, kai vykdyti įkaitų išlaisvinimą, kai yra įkaitinė situacija būtent lėktuve. Dalyvauja antiteroristiniai padaliniai iš Portugalijos, Ispanijos, Italijos, Olandijos, Austrijos, taip pat Prancūzijos. Kadangi, kaip ir minėjau, mes turime savo treniruočių orlaivį, todėl mes galime be jokių apribojimų treniruotis jame, nebijodami, kad kažką tai sulaužysim ar sugadinsim. O tai iš tikrųjų ne visos šalis gali sau leisti, nes jeigu yra treniruojamasi ant kai kurių orlaivių, kur yra duodamos kompanijos, tai dažnai jie turi tam tikrų apribojimų ir tikrai negali pilnai vykdyti savo treniruočių. Atlas pratybos vyksta gana dažnai. Jeigu pačioj pradžioje Atlas pagrindinis uždavinys buvo pagrindiniai antiteroristiniai padaliniai susirenka ir keičiasi informaciją, tada kelia savo taktinį ir techninį lygmenį. Tai paskui net buvo idėja, kad mes galbūt galim padėti vieni kitiem realiuose operacijose. Tie padaliniai, kurie priklauso Atlas, galime važiuoti bet kurią šalį ir vykdyti kartu antiteroristinės operacijas. Todėl Atlas pratybų metu ne tik tai žiūrime, kaip tuos taktinius sprendimus geresnius surasti, bet taip pat ir dėliojamės, kaip mes galime kartu veikti, kad galėtume koordinuoti mūsų padalinius, kad galėtume vienas kitą suprasti ir kartu vykdyti vieną bendrą antiteroristinę operaciją.